Sonia, Sonia, reikia pasikalbėti. Negali imti ir supykti. Kas atsitiko? Gali paaiškinti, Sonia? Ką aš padariau, Sonia? Dunov, atsiprašau, atėjau lankomumo dienyno. Mano kabinete. Jūsų kabinete. Nepalaukit, palaukit. Kas atsitiko, Dunovai? Ten ponas Bustamantė su drauge. Nenoriu trukdyti. Kiek žinau, čia direktorius kabinetas? Taip, mano. Tai jūs esate direktorius? Kodėl jūs ne kabinete? Būkit geras, Regija, nesukit man galvos tokiais dalykais. Man ir taip sunku. Tikrai? Taip, perskaičiau mokinės Linarės pasaką, ji tikrai puikiai. Tikrai? Taip. Niekada netikėjau, kad ta laukinė taip puikiai rašo. Puiku, noriu paskaityti. Kurį? Mokytoja, norėjau jūs pasveikinti. Labai ačiū, už ką? Galima? Imkite, paskaitykite. Čia jūsų mokinės pasaka, kuri bus įspausdinta. Kokios mokinės? Luhanos Linarės. Luhanos Linarės. Keista, ji mano pamokose niekad neblizgėjo. Nesiskūskit savo mokiniais, jūs puikiai susitvarkot. Turit tvirtą kumštį. Šitoje klasėje yra deimantas. Netašytas, bet visgi deimantas. Nesu tikra, bet... Ne? Ne, perskaitysiu ir pasakysiu savo nuomonę. Taip, lauksiu jūsų nuomonės. Visą gerą mokytoją. Dunov, žadėjote man pirmam duoti. Redija, nebūkit vaikiškas. Paprašykit mokytojus ir paskaitysit. Dabar eikit, susiraskit Gloriją, kad padėtų lankomumą patikrinti. Ką čia turiu rūdį? Augustina padovanoja. Klausyk, Pavlai. Ką jūs su Manueliu mūsų kambarį veikėt? Nieko. Nieko? Išeidamai palikot tuščius butelius? Rengėt vakarėlį? Kodėl man nieko nepasakėjai? Tomui irgi? Palauk, kas tu daros? Pavydį? Nepavydžiu, bet galėtume pasakot. Nieko, dovanoja. Pasakyk. Dovanoja, ką nori, negaliu pasakyti. Vaikinai, žymiu ketvirtokų lankomumą. Gal matėte gyrę? Niekur nerandu. Mačiau, pas daktarą išėjo. Pas daktarą be leidimo? Neprašė, kad tave perspėčiau, pamiršau. Nepyk, atsiprašau. Ne, neatsiprašinėk, Bustamante, kur tavo galva? Galva? Ta vieta, ant kurios plaukai auga, Glorija. Rimtai, kur jie? Nekvailiok, manęs vis tiek neįtikinsi. Ne, aš tau šitą padovanosiu. Žiūrėk. Labai geras daiktas, parodysiu, kaip naudot. Tomai, žinai, Pavlas Glorijai dantis užkalbinėja, kad Manuelį pridengtų. Keista. Nesuprantu, kas jo draugai? Meksikietis ar mes? Dabar pradėsim kerštamieji B dalį. Išdalinsim anoniminius laiškelius. Kas jums? Mums nerūpi, ką sugalvoji, Solė. Jei Manuelis ją apgavo, čia jo reikalas ir baigta. Gana. Argi nesuprantat, kad turim progą nuplėšti nei nuveido tą kvailą šypsenėlę? Solė, ką bedarytum, tavim nieks nebetiki. Niekas. Marisa mūsų vos nepribaigė ir tavo planas žlugo. Geriau patylėk. Dar šitą sugalvojau. Šį kartą tikrai pavyks. Ką sugalvoji, Solė? Tomi, tu susimąstęs? Kas atsitiko? Ne, nieko. Kažkas atsitiko? Tu susimąstęs? Gal aš tave nuliūdinau? Ne, Klara, tikrai ne. Tu nieko dėta. Tai kas tau? Pavlas kažką rezga su Manueliu, bet mums nepasakoja. Su Manueliu? Aš irgi šitą žinau apie Manuelį, bet nežinau ar tą patį. Ką? Pasakyk, ne? Ne. Gydai! Kas atsitiko? Manuelis susidėjo su Sabrina. Manuelis pakabino prodiuserį dukrą. Nutilkit, kvailiai, nekalbėkit apie tai. Kalbėsiu, kiek norėsiu. Ne, geriau pamiršk, nes užsidirbsiu, supratai, nudėsiu tave. Ei, nusiramink. Kas čia daros? Nieko štieslai kalba kvailystės. Ne, visai nieko naujiena. Kas atsitiko? Manuelis Miją apgavo su Sabrina. Gali patikėt? Leo, čia Felė, būk geras, išgirdęs žinutę, ateik į mokyklą, noriu šitą paaiškinti. Ką darai, tu man jau nusibodai? Turiu tau pasakyti labai svarbią naujieną. Žinai, kas atsitinka tavo angelėliui, tavo geriausiai draugiai? Mėjai, viskas gerai. Ne viskas. Jos bernas jai neištikimas. Ko nori, Solė, nieks nepatikėjo tavo plakatu. O dabar nori smegenis praplauti? Leis paklaust, kodėl tu jai tai pavydi? Pavydžiu? Aš jai pavydžiu? Ar žinai, kaip nemadinga vaikščioti su ragais? Matyt, kad nepažįsti Manuelio. Jis nepažiūrėtų jokią kitą merginą mokyklai. Prikask liežuvį. Žinoma, todėl susidėjo su Sabrina. Manuelis ir Sabrina tik draugai, aišku?
Taip, tokie draugai, kad visko dalies, net lovą. Netikiu. Jei netiki Sabrinos, paklausk. Arba bet ko, visi žino. Vargšelė. Apgautojai visada paskutinė sužino. Kas atsitiko, mamytė? Viskas gerai? Kas to? Kodėl drebi? Kas atsitiko? Nieko. Kas atsitiko? Kas atsitiko? Nieko nesuprantu. Kas atsitiko? Javierai, likom tik mes trise. Noriu, kad pasakytum tiesą. Atsakyk į klausimą, žiūrėdamas man į akis. Ar tikrai iš kelių dalykų gavai skolą? Ką jis kalba, mama? Atsakyk į Serhijaus klausimą. Tikrai gavai skolą? Meksikietis dėjosi tokiu geručiu, pasirodo, jis paskutinis niekšas. Baisiausia ne tai, kad paną apgavo, tai, kad apgavo Miją, supranti? Palauk, ar matei tą Sabriną? Mačiau, jį graži, bet jis stipriai rizikuoja. Ar jie susitaikys? Ne, blondinė sužinojęs, jam galvą nukirs. Palauk. Ką? Ateik. Ką? Imk. Kas čia? Beprotybė, kurios, pasak tavęs, man trūksta. Štai, 2 bilietai į pietus ir apmokėtas viešbutis, kuriam Mija ir Manuelis gali apsistoti 10 dienų. Šaunuolis? Paprašiau tėvą. Paprašiau, kad pasinaudotų pažintim ir štai, matai, tikra beprotybė. Kai suvienėm jėgas, sunku patikėti, galim bet ko pasiekti. Taip. Dabar jūs reikia kaip nors įkalbėti. Nežinau. Nesirūpink, ką nors sugalvosiu. Mija ateina. Einu. Ne, palauk, reikia pagalvoti. Gerai, tikrai. Mija. Mija nori papasakot baisų dalyką. Fele, kas atsitiko? Baisi naujiena, Mija. Leo? Leo, ar ne? Ne. Pasakyk, ką jis tau padarė, nudėsiu. Ne, Leo, čia nieko dėtas. Kas atsitiko, Fele? Kas atsitiko? Baisu, Mija, baisu. Pasakyk, kas atsitiko? Vertino Vedomis Elytės, skaitė Vaida Domonytė ir Rita Žirgulis, garso režisierius Germanas